Man atrodo, mes jau live. Sveiki visi. Sveiki visi. Taip, mes jau live. Džiaugiuosi, kad kelintadienis šiandien, antradienis, turbūt kaip ir kiekvieną antradienį mes vis išeinam į eterį pasilabinti, bet šiandieną ypatingai džiaugiamės, kad kalbam ne dviese su Vaido, turim mūsų svečią, kuris mums padės pabandyti galbūt pažadinti mūsų paauglių sąmoningumą, kad kartais ne visada tik picos gabalas jiems rūpėtų, o ir tam tikri svarbus dalykai. Tai džiaugiuosi galėdama pristatyti ypatingą coachingo specialistą. Aš visą laiką vadinu jį mūsų guru, nes mums su Vaida tai jis yra didysis mokytojas. Povilas Petrauskas. Ieva, kad neprisikalbėtum. Ačiū, kad pristatai taip. Ačiū, kad pakvietėt. Labas Vaida, labas Ieva. Labas visiems, kas pasijungia čia būsit ir žiūrėsit. Sveiki visi. Tai, Povilai, pakvietėm tave kaip tėtį, ar ne, kaip 3 vaikų tėtį, kaip coachingo specialistą. Ir coachingas yra apie sąmoningumą, ar ne? Tai kiek tu esi metų coachingė jau dabar? Nuo kelintų? Balandžio mėnesį skaičiuojasi jubiliejus. Tam tikrą prasme, 2002 metais balandį kažkuris tai iš savaitgalių, neatsimenu dabar tiksliai kuris, bet žinau, kad balandis buvo. Pirmą kartą išgirdau šitą žodį, tai ir paskui nuėjau googlint, kiek tuo metu dar Google buvo, kas tas coachingas per dalykas yra. Tai toks jubiliejus dabar, kiek čia reikia atskaičiuoti, kiek čia tų metų. 10 kokia. 10. Padauginti iš 2. Jo, plius minus. Senokai atrodo, žinai, iš vienos pusės. Tad man tas jūsų gražus įvardinimas, kad jūs pasakot, žinai, kad aš tėtis, aš kažkaip save identifikuoju, kad aš tėtis esu, kad aš tėvas, žinai, ir čia man toks, žinai, jis daug man tam tikrą prasme, galima sakyti, daug didesnis titulas, nes visi kiti, jie, be šito jie tokie praranda savo tą prasme atitinkamai. Nes net ir darbiniai reikalai, mano darbiniai turiuomenį reikalai, kaip pavyzdys, nuo ko galima atsispirti ir kalbant su vaikais, kaip atskirą pareigą, kaip atskirą atsakomybę ir taip toliau, tai aš jiem irgi lygiai taip pat rodau su tuo, kad, darant pasidaro dalykai ir tie visi titulai, žinai, kurie ten daug metų, ten tokios ir tokios raidės ten prie pavardės, kuriuo aš paprastai nelabai visur kur naudoju iš vienos pusės. Bet tai yra irgi atspirties taškas, kaip šnekėti su vaikais apie tai, kad ne tik tai sakyk, ką daryti, bet įrodyk, ką darai. Tai, tam tikrą prasme, toks irgi esu girdėjęs iš jų, kad, jie NBA, žinai, atitinkamai, tai sakau, kai jau būsit tenai tą ir tą darysit, tai aš dabar darau tą ir tą, o čia yra kelionė, čia yra tiek ir tiek metų ir mes turim kuo palyginti, kad, žinai, adekvatus lyginimai būtų. Ne vien tik tai, kad pasakyti kažką, bet ir parodyti tada gali. Tai bet aš labiau tėtis, negu kad ten X metų coaching esu. Aha, tai labai praktiškai atsakymą nusekantį, ar ne? Tai prie ko aš iš tikrųjų vedžiau, tai kad, žiūrėk, jeigu tu 10 plus ten metų, ar ne, coachingą, ir tavo 2 sūnus, vyresniai sūnus, ar ne, jie yra paaugliai. Jo. Vienas taip ant ribos, kitas jau bet taip, pagal ūgį, tai jau seniai paaugliai, nes jau vienas yra mano ūgio, žinai, kitas dar čiut mažesnis. Tai teisinga būtų sakyti, kad, jie jau gimė tau, ta prasme, jau nuo gimimo tu juos augini, juos vedi tuo sąmoningu keliu, ar ne? Jo, jeigu iš tokios perspektyvos žiūrėti, tai tada tikrai taip. Jau tas, jeigu tai užvadint tokiu auklėjimu, gal aš nelabai linkęs būčiau įvardinti tą auklėjimą, bet kartu toks augimas, tai yra būtent per tą prizmę. Kad coachingas jau pas mane buvo veikla. Ir kai jau prasidėjo, žinai, pirmi žodžiai sūnaus, tai jau coachingo, tarsi, ne tai, kad pats coachingas, bet tai, ką coachingas
gamina, pavadinkim taip, jau jis buvo apie tai, nes net juokiausi atitinka. Nu, ne aš juokiausi, vaikai juokiasi, aš jų klausiau, nu, aš sakiau, kad eisiu pas jūs į laidą. Ir sakau, tai ką man papasakot reikės? Sako, tu eisi į laidą? Nu, jo. Sako, tai labai įdomu bus pasijungti. Sakau, dėl ko? Sako, tai tu nemoki pasakot, sako, tu vis tiek klausinėsi. Tai, nu, čia, žinai, toks kaip ir. Tai sakau, ką tu pasakosi, tai kad tu klausinėjai pastoviai, žinai. Tai, nu, sakau, tai gal kažkaip kalbėsimės apie tą, kaip klausinėti reikia, žinai. Nu, tai pasijuokėm, pasijuokavom. Bet jo, coachingas yra jau dalis, jau jie net pristatymus mokykloje darė, nu, tipo, ką veikia tėvai, nu, tai vat, jau jie ten pristatinėjo, darė skaidrės, kad tėtis coacherina, tai vat, tie dalykai, jau jie žino, gali paaiškinti net realiai, kas yra coachingas. Mes iš tikrųjų, mes žmonių klausim, kai tave pristatinėjom ir prašym, kad rašytų klausimus, ką norėtų, kad paklaustumėm tavęs, ir iš tikrųjų vieną klausimą tu netgi ir dabar atsakei, nes buvo klausimas, nuo kokio amžiaus reikia pradėti kalbėti apie tą sąmoningumą, ir tu pats pasakei nuo pirmų žodžių. Tai labai smagu, kai viskas taip atsitinka, bet mes turim krūvą situacijų, tikrai tiek, kiek mes ratų jau esam darę, kur ateina tėvai, kur vaikams yra 14, 15, 16 ir jiems ta paauglystė ištiko netikėtai. Ištiko. Nu, bet taip tėvai sąžiningai ir pasako, aš nieko nedariau ir dabar suprantu, kad aš pavėlavau jau kažką ir nuo ko man pradėti ir ką daryti. Ir ta situacija, kada mes jau nebegalim pakeisti, mes nebegalim atsukti laiko, pabandyti tais būdami kitais tėvais. Tai sakykime, tas kalbėjimas ir bendravimas yra pagrindinis klausimas, kaip išlaikyti tą ryšį, pokalbį su vaiku, kai ypač dabar paauglystėje jie dažniausiai nenori kalbėti. Jie grįžta, eina į savo kambarį, uždaro duris ir tu nežinai, kaip prakalbinti tą vaiką. Nu, bet čia labai toks sąmoningas įvardinimas, kad jau suprantu, kad pavėlavau. Ir kitas turbūt labai sąmoningas įvardinimas būtų, kad nustosiu dabar dėl to save ten baust, lupti ir taip toliau. Todėl, kad čia turbūt yra pats, nu ne tai, kad pats blogiausias, bet vienas iš blogesnių dalykų, ką vaikas pamatys, kad ten tėtis ar mama dėl to labai pyksta ant savęs. Ar ten bara save, žinai, ar graužiasi ir dar kažką tai panašaus. Va čia yra tas momentas, kuomet realiai galės sustoti ir pradėti dirbti su savim, ne su vaiku, bet su savim. Įsivardinus labai paprastus dalykus. Nu, kaip pavyzdys, aš šiandien buvau grįžęs namo per pietus, vienas grįžo iš mokyklos prieš treniruotę, apsitarėm dėl savaitgalio, jam varžybos, man mokymai šį savaitgalį ir penktadienį, šeštadienį, jam visą savaitgalį varžybos ir su mintimi, kad, aš noriu irgi nuvaryti pasižiūrėti. Ir sakau, tai kada galiu atvaryti? Nu, tai sako, kada tau baigėsi varžybos? Ir toks, žinai, vien tuo paklausimu, kada baigėsi varžybos, man toksai viduj, kada baigėsi mokymai tau. Kaip paklausė šito, man toksai viduj, jisai nori šeštadienį, žinai. Sakau, 5 valandą. Tai sako, nespėja, čia Druskininkuose varžybos, žinai, bus. Sako, tai jau šeštadienį nespėsi, sako, bet tai tada priklausomai nuo to, kada atvarysi, ar iš vakaro, ar sekmadienį ryte, žinai, nes ten ar 11, ar 1 valandą, dar tiksliai nežino, tai susitikrinti. Ir su mintimi, kad, žinai, nori, kad atvaryčiau. Ir jeigu nori, kad atvaryčiau, yra ne tai, kad kažkoks mandras klausimas buvo, arba pateikimas, ar dar kažką panašaus, bet čia greičiausiai yra prieš tai darytų tokių veiksmų sekos rezultatas. Ir tie veiksmai yra apie tai, kad tu turi domėtis pastoviai tuo vaiku, ką jisai veikia. Nes jeigu tu tik tai domiesi tada, kada jau pamatai, kad jisai guli valgo pizzas, kaip tu ten mandrai, žinai, įvardinai, tai jau man atrodo, yra pavėluota. Bet kuo daugiau apie tai stengiasi sužinot, kaip tas tavo vaikas pasikeitė nuo mažų dienų, ir čia yra turbūt raktas. Ir jisai niekada nėra per vėlu šitą dalyką padaryti. Aš kviečiu taip pasižiūrėti iš perspektyvos.
vat aš kiek praleidžiu laiko su vaiku, nu, kad kiekvienas savo galėtų tai įvardinti. Ir aš tokią labai skaudžią realybę jums pasakysiu tada. Naktį jūsų vaikų laiko nepraleidžiat, nes jūs miegat, jisai miega. Iš tų aš dabar tai bandau dekonstruotas 24 valandas. Galbūt jūs praleidžiat laiko ryte, kai dar ir patys tokie, žinai, prasimerkia akis ir vaikai dar ten, kur nesupranta, kas čia iš vis įvykę ir kodėl jiems čia reikia eiti į tą mokyklą. Nu, tarkim, jūs išsigeriat ten arbatos rytinės, sumuštinį gal kokį, nu, vat, ir kažkam blablabla pasišneka. Tai yra kelios minutės. Toliau jie išvaro į mokyklą. Jūs išvarot į darbą. Jūs su juo susitinkat, su vaiku susitinkat vakare. Jisai galbūt ruošia pamokas. Jisai galbūt ten sėdi, guli, nesvarbu ką ten daro. Galbūt skrolina, geimina, čia jau kiti dalykai. Bet tuo metu jūs grįžę iš darbo pavargę. Grįžę iš darbo pavargę, jūs galbūt irgi norit atsigauti, nėra kada šnekėti, o gal ten, žinai, dar reikia kažkokį tai namų reikalą sutvarkyti, gal žinias pažiūrėti ar dar kažką tai panašaus ir jūs einat gult. Kiek jūs laiko realiai praleidžiat su vaiku? Nu taip, nuoširdžiai, savo įsivardinus. Ir tai yra para. Tai yra para. O dabar kas vyksta visų šitų metų? Naktį vaikas kažką susapnuoja. Gal kažkokį labai nesmagų sapną. Ir to sapno jisai nedrįsta pasakyti nei mamai, nei tėvui. Ir jisai su to mintim kažką tai ir jisai dar nesupranta, kas čia vyksta, o ten vyksta dalykai. Jisai galbūt tą savo sapną galbūt pasakojasi su savo draugais mokykloje. Tie draugai iš jo galbūt pasijuokė, o galbūt kažką tai atliepia. O galbūt jisai iš kažko tai pasijuokė. Ir jisai tenai irgi auga. Jisai keičiasi. Ten vyksta procesas, kurio mes grįžę iš mokyklos arba po darbo jau kada, kaip sekėsi mokykla. Koks atsakymas? Patys puikiai žinot, koks atsakymas. Mes realiai to žmogaus nepažįstam. Ir galvojam, kad būdami to, kol mes būnam namie vakare ir kai jisai arba jinai būna namie vakare, mes leidžiam laiką su juo. Ne. Ir va čia yra tas momentas, tai yra mažų, kaip čia tokių, žinai, etapų dalis, per kurį mes galim pažinti vaiką. Pradėti nuo dabar. Kalbėti, kad ir apie tuos pačius dalykus, ką suaugę kalba. Tai gali nekalbėti apie, nu tai Vaida kaip tau, bet žinai, ką Vaida šiandien apie Ievą sužinojai. Vaida kartais nepapasakos apie save, bet papasakos apie Ievą. Ir tu per kol jinai pasakos apie Ievą, labai gali apie Vaidą daug sužinoti. Ir tavo darbas realiai kaip tėvo ar ten mamos, jisai nėra apie tai, kad tik tai tuo metu, kaip čia, namie kada būni. Jisai yra pastovus, tu šitas pareigas gavai visam laikui. Taip? Ir juose tu turi mažiau patirties negu gyvenime. Nu, kaip pavyzdys, tarkim, mano vaiko gimtadienis, pirmojo gimtadienis, tai reiškia, mano tėvystės metų yra tiek, kiek mano pirmam vaikui metų. Nu, iš principo, jeigu man ten 40 plus, vaikui 14 atitinkamai, žinai, taip, aš kaip tėvas esu 14 metų. Ir viskas. Jo gimtadienis yra mano kaip tėvo gimtadienis. Kiek per tą laiką aš su juo kartu arba su kitais vaikais kartu leidžiu laiko, čia jau yra tie niuansai, kur aš įsidarbinau būti tėvu ir man reikia dirbti dieną naktį. Nežinia, kas bus. Gal jisai kokį virusą prasineš, gal sveikata sušlubuos, gal dar kažką tai panašaus, gal naktį reikės vežti į ligoninę, o tie dalykai yra, o ką tu sakysi, aš nepasiruošęs, man daryti darbą anksti, tu tipo negali, ne, čia yra dalykai, per kuriuos ir bildinasi visą tai, tai yra pastovus bendravimas. Ir tu, kad grįžti vakare namo pavargęs, bet supraskite teisingai, aš irgi grįžtu namo pavargęs, bet žinau, kad yra momentai, tarkim, galim sustikrinti, kiek žinučių šiandien buvo su vaikais. Kiek susirašinėjimų buvo su vaikais. Kiek buvo kitokio galbūt kažkokio tai pasitarimo. Šiandien mes turim 6:30 vakaro. Kiek jau dabar buvo pokalbio su vaiku. Nuo pat ryto. Ir kartais, tokių, nebūtinai šiandien, bet jeigu taip kasdieną pradėtume susirinktos sekundometrus visus, žinai, kiek mes to laiko praleidžiam, nėra labai džiuginančios naujienos. Ir tos naujienos realiai priveda prie to, kad
sėdi, niekas neįdomu ir taip toliau. Bet juo irgi nelabai buvo kas domisi tuo metu. Tai va čia yra tas geras momentas, nuo kurio būtų galima pradėti ir čia yra labai geras momentas dabar pradėti. Domėtis tiesiog, nes jūs didžiąją laiko per parą, tą laiką, vaiko nepažįstat, kaip jisai keičiasi, o jisai keičiasi pastovi. Jam keitimosi dabar, ypač paaugliui, ten yra krūva reikalų. Ir vėl aš kiekvieną kartą tokiam, ne tai, kad aš dabar viską gerai darau ir taip toliau, ten skaičiau knygas, vienur sutinku, kitur man kitaip atrodo ir taip toliau. Žodžiu, tas pats vaikas, kaip knyga naujai yra atitinkamai. Tai čia yra tas momentas, kur tu kiekvieną kartą naujai žiūri ir aš nesu tikras, ar aš viską gerai darau. Aš klausiu. Ir čia vat momentai yra apie tai, kad kiekvieną kartą tėvai, jeigu neturėtų vaikų, tėvais nebūtų. Tai mano tokiu subjektyvia nuomonė, tėvam geriausia paklausti, ar jie geri tėvai, yra nepasišnekėti su kitais tėvais. Nes čia yra pats turbūt nelabai geriausias dalykas, nenoriu taip griebiai pasakyti, bet pasiklausti vertinimo iš savo vaikų. Kaip tu norėtum, kad aš, koks tėtis norėtum, kad aš būčiau? Kaip man sekasi būti tėčiu iki dabar? Ir, eilę tų klausimų mes kartais būnam, tarkim, su didesniu buvom čia, ne tai, kad apsipykę, žinai, biškutį, bet dar kažką panašu, tokių nekalbadieniai atitinkamai. Arba, tylim sakau, tu gali man duoti save labiau pažinti, kaip tu pasikeitei per mėnesį, per savaitę, ar dar kažką tai panašaus, o kaip aš pasikeičiau. Ir mes, kol važiuojam, pasišnekam, arba kaviniai pasišnekam, mes turim tų vyrų pokalbius, kaviniai 3, aš su savo bernais, taip aš vadinu, nuvarom pasišnekėti, ir tai yra tie pokalbiai, kad kitą kartą tu gali net nieko neklaus, bet jie pradeda šnekėti. Ir tai yra geras pažinimas savo vaikų, kai jie tau pasako, koks tėtis jie norėtų, kad tu būtų, arba kokia mama jie norėtų, kad tu būtų. Ir iš pradžių tai nereiškia, kad jie iš karto atsakys. Tai gali užtrukti laiko. Bet tie prisivertimai, gerąją žodžio prasme, prisivertimai pastoviai pasiklaust, jie paskui gamina tuos stebuklingus dalykus, kad vaikai nori kalbėti, nori dalintis, jie tave klausia, jie tikslinasi. Dėl kai kurių tokių labai paprastų dalykų, kurie ir buvo kažkada. Mes važiavom, šnekamės, dėliojam. Aš sakau, toks jausmas, sakau, kad jūs galvojat, kad aš nebuvau jūsų amžiui. Ir, žinok, atrodo lyg durnas klausimas. Bet, taip, žinai, ne tai, kad aš jo paklausiu, bet apie tai pradėjom šnekėti. Ir jie sako, tiksliai. Sakau, kas tiksliai? Sako, mes tai tavęs nematėm niekada, tokio amžiaus, nebent ten su seneliu, su seneliai, žinai, kažką tai šnekėjo ir ten kažką bet tai toks, žinai, toks lyg prabėgom kažkoks buvo. Ir paskui taip sustojom, pasišnekam, tai faktas, ir man buvo 10 metų, ir 12 buvo, ir 14 buvo, aš buvau tame. Bet jie, supranti, jie mane visą laiką mato, kaip čia pasakė, seniuku, sako. Taigi, jie, tu man visą laiką seniuks, tai va. Bet tas seniuks, jų tam suvokime, jis neėjo į darželį, jisai neėjo į 1 klasę, jisai nesimokė važiuoti dviračiu. Tarsi, jie nematė šito dalyko. Ir kartais jie nežino, kad taip buvo. Tavo pareiga tai pasakyti, apie tai pasišnekėti. Ir per tą, man atrodo, kuriasi tas ryšys, kurį ir konstruoja kiekvieną kartą. Gerin, blogin, čia jau niuansai, bet čia turbūt jau įsiplėčiau nuo to tavo klausimo, tai, žodžiu, kažkaip tokia banga pagavo, tai ir papasakojau. Nunešė, ar ne? Jo, nunešė, tikrai. O man labai, žinai, surezonavo tas toksai, kaip surezonavo, 2 dalykus pagavau. Tai jūsų susitikimai, tai kaip supratau, jie yra periodiški, ar ne, yra kažkoks tai ne ritualas, bet kažkoks periodiškumas, kur jūs būtent susitinkant tiem rimtiems pasibuvimam, ar ne, aptarimams. Ir antras dalykas, bendravimas žinutėmis. Ir tiek viena, tiek kita man kažkaip apie efektyvų bendravimą yra, ar ne? Tai kaip, pradėti efektyviai bendrauti?
kas yra efektyvi žinutė? Nes prisimeni, mes kalbėjom, vat, ir jie ar ne tą patį klausimą uždavė, kad, žodžiu, paklausė tėvai, kaip sekasi ir atsakymo negauna. Nu tai nekoks tas klausimas, ar ne? Nu jo, tas toksai manis irgi toks truputėlį, žinai, bukas, tas klausimas, kaip sekėsi, kaip diena praėjo. Nu, kai tas klausimas yra eigoje pokalbio, o kas dar toj dienoj buvo, tai jisai visai apie kitus dalykus, jis yra dalis viso pokalbio, bet jeigu tu galvoji, kad tuo klausimu prasimuš visas šitas reikalas, tai tada tikrai ne. Ir tada, matai, dabar tu pasakei, tas bendravimas žinutė, man, žinai, prisiminė, jeigu žinutė prasideda tėti, tai žinau, kad reikės pervesti pinigų. Nu, tursime, toksai. Bet tokiu belabas, bet nieko, toks tėti ir, kiek? Galiu iškart klausti, kiek? Tai čia tokia joko forma. Bet pats principas yra, aš bandau suvesti tą tokį, žinai, kad tėvystė yra darbas. Ir šitoje dalyje atitinkamai gali būti, kad tu pavėluosi, bet nepasikeis ritmas. Nu, ta ritualas tam tikras. Turiu omeny, kad tada vaikas tau primins apie šitus dalykus. Vat kaip pavyzdys, aš nesu tas žmogus, pas mus šeimoje, aš nesu tas žmogus, kuris seka vaikų mokymosi, rezultatus. Aš žinau tuos rezultatus, bet čia ne tai, kad pas mus šeimoje yra aš, kuris namų darbus tikrai pasidarėt. Kad nereikėtų paskui ten 11 valandą visiems išvargusiems, piktiem ir taip toliau sėst daryti namų darbus. Tai aš tik tai galiu paklausti, bet mano, kaip sakoma, tik pasitikslint, jeigu jie nori plus kažkur išeiti, namų darbai padaryti, kad paskui nereikėtų ten naktimis sėdėti. Jo padaryti, tai viskas ok. Tai mama pas mus, žmona daugiau jų, žinai, parodykit ten, aš nežinau, ten tie tamo, aš jokių prisijungimų neturiu ant šitų dalykų ir nežinau, kaip tai veikti. Bet aš matęs screenshotų. Kaip tai atrodo? Ne, rimtai, tarsi, Kuriais dalinasi žmona, ar ne? Ne, mes turim savo chatą ir tada today, naujausi įvykiai, vaikas, čia gal nesimatys. Matematika įrašyta balandžio 7 dieną, pamoka, 10 balų. Bum, į mūsų chatą. Aš tada įdedu tą tokį, žinai, emoji su užrašu bum. Žmona parašo litaniją. Toks, atitinkamai toks tas bendravimas, žinai, yra. Kur aš sureaguoju, bet esminis dalykas apie ką yra. Ar jūs žinot, kada vaikas laiko kažkokį tai testą, ar ten, žinai, kažkokią užduotį turės atlikti. Ir jeigu mes šito nežinom, mes tada neturim galimybės paklausti, kaip sekėsi. Tą dienos metu. Tu negali išsiųsti žinutės. Kaip tau šiandien matematika praėjo? Tipo, jau turėjo būti, jau yra balas, ar ten jau parašė, ar dar kažką panašaus. Ne su tuo tokiu ataskaitos pateikimu, bet su tuo, kad tau tikrai įdomu. Ir kartais tu gali nespėt paklausti. Ir čia bum, įmetė, yra screenshotas rezultatas. Ir tada vyksta komunikacija. Bet jeigu tėtis, mama nežino, kada tai įvyksta ir jisai to nepaklaus, nesusitikslins, jau šiek tiek pavėluota. Ką reiškia pavėluota? Reiškia, kad kitą atsiskaitimą gali susitikrinti. Ir jeigu tau tikrai tas yra, tokie mini dalykai, parašyti, palinkėti kažką ir taip toliau, čia yra apie tuos momentus, kad kažkas pradeda kist. Ir vaikai tuos dalykus labai pastebi. Ir jie labai greitai pastebi šitus dalykus. Jie pamato, kad tu klausi, jie pamato, kad tu atsimeni galų gale. Čia tas pats, kaip nežinau, vaiko gimtadienį pamiršti. Galėtum, kas nors galėtų savo vaiko gimtadienį pamiršti. Žinai, mano tėvai pamiršta, bet aš jau. Ne, bet tai čia jau į kitą, žinai, etapą tada nueina tas dalykas. Tai plius, kai daug turi, ten daug kanūkų paskui, žodžiu. Aš paantrinsiu Povilą apie žinutes, nes iš tikrųjų tokį, žinai, galvoju, aš irgi susirašinėjau su vaikais ir kaip Povilas paklausė, pradėjau skaičiuoti, kiek šiandieną kiekvienas man parašė. Bet taip, tu esi labai teisus sakydamas, kad ir tai reikia išmokti, nes žinutėmis mes pradėjom jau prieš keletą metų susirašinėti.
Ir pirmos žinutės buvo, kuriuo aš nesupratau, kas ten parašyta, nes ten buvo trumpiniai. LBS, KSN, ŽDBT ir RTT. Tai man juos reikėjo arba išmokti, arba mes turėjom susitart taisyklės, kaip mes rašom vienas kitam, kad būtų visiems aišku. Jie mane suprastų, aš juos suprasčiau. Ir tai yra mokykla, kurią tu turi praeiti, nes taip nėra, kad tau netikėtai paklausiu, kaip sekasi, tau iš karto atrašys ar ten kažkur kažkas. Tai yra darbas, kurį tu turi išmokti. Tai tie, kas nepradėjo, tikrai nevėlu pradėti, nes tai yra įdomu, sužinai daug leksikonų. Ir jo, pas tave seniuk, pas mane bro yra, kas nors, mama, ką nors aš parašau, kad kažko negalima, tai man atrašo bro. Jo, gerai, šitą. Kažkada jie pagavo šitą tokiu, nesusirašinėjant, bet, kalbėjau, jie užvadino ir aš matau, kad jie taip susimėtė, žinai, bet viskas tvarkoja, gerai, okei, jeigu jums taip išėjo, tai varom taip. Yra. Viskas, žinai. Tai, dar žinai, jeigu taip tokių paimti ir susidėliot, kad čia nelabai reikia turėti savo tokį, žinai, matavimo vienetą, kad, tipo, rašysiu žinutės, tai kažkas tai bus. Ne, čia daugiau ne pačioje žinutė, čia yra apskritai pačiam veikime, kad tu kažkaip išreiški tą savo domėjimąsi, rūpinimąsi. Kitą kartą gali ten nieko nebūti, arba tu nieko nežinot, bet jeigu tu tuo metu, kaip pavyzdys, pagalvoji apie savo vaiką, tai duok jam žinot. Tiesiog duok jam žinot, kad pagalvoji. Kaip žinot, nežinau, gal jūs kažkaip aš dar to nemoku, kad mintim kažkaip nusiūžinai. Ar dar kažką tai panašaus. Tai aš šitų nemoku, tai tada žinutė, tada skambutis, dar kažkas tai panašaus. Tie dalykai, galų gale susitikus ryte, ar ten iš ryto, kad pasakyti, žinai, vakar apie tave labai daug galvojau, ar ten dienos metu pasakyti, kad apie tave labai daug galvojau, kad man tu esi svarbus, kad kartais, kad ir net kai prisidirbs kažką, tai pas mus būna tokių, prisidirba, davai, susėdam. Visų pirma, aš tave labai myliu. Ir tada jau atitinkamai kiti dalykai ne apie tu, bet apie tavo veiksmą. Kas man tam veiksme nelabai tinka. Ir pakalbėkim, gal aš kažko netaip suprantu, gal kažkaip kitaip dar, kokie kiti niuansai yra. Tai tie momentai jie irgi yra apie tai, kad būtų stresas, nesupraskim, kad stresas čia yra abipusis, ir vaikui stresas, ir mums stresas. Tenai bart, ten, nesvarbu, kas tai bebūtų, bet, tu paskui pats vaikštai su ta bloga emocija. O vis tiek reikės kažką tai keisti eigoje, žinai. Gimtadienis galų gale vaiko ateis, mokslo metų pabaiga ateis, jo draugės gimtadienis ateis, į kurią jisai norės nuvykti ir tada prašyti. Žodžiu, tarsi, tu automatiškai save apnuodiji tais dalykais, jeigu kaip gali greičiau neįspręsti. Reikia juos įspręsti vis tiek. Ant rytojaus tu nežinai, kokį galbūt prarasi su tuo vaiku dar plus geresnį santykį. Bet, Paulai, kaip tu sakai, taip, situacija labai geras posūkis šito vietoj, kai būna karšta, tu išgirdai, nežinau, ar tu užverdi, bet jeigu būna situacija, kaip tu užverdi, kaip tu elgiesi, ką tu darai, kaip tas emocijas, kada situacija yra karšta ir tau pačiam yra sunku, ką tu darai tada? Gal reikia dar nuo to pradėti, žinai, kad, nežinau, ne tai, kad mes čia taip pasiskirstę, bet, taip jau gavosi, gal iš to ir gavosi, kad pasiskirstėm, žinai, kad mano kaip tėčio tas vaidmuo yra, žinai, ir to tokio ir saugumo reikalas, bet ir griežtumo reikalas. Ir kartais būna, kad, mama pagrasina tėčiu. Tada mes dviese turim pasikalbėti, kad tu čia negazdink vaikų tėvų, žinai, atitinkamai, kad, nes, ne vien tas gerasis, blogasis policininkas, žinai, atitinkamai, bet mes turėtų, žinai, atveju, kuomet jie labai aiškiai, paskui, kai mes aptarėm, jie žino, kodėl buvo
pakeltas balsas, pavadinkim, arba kodėl buvo nuobauda tam tikra įdėta. O ta nuobauda kitą kartą, žinai, gali būti atitinkamai, va, kito gimtadienio, nu, šventimo, kur tu eisi, nebus. Nu, nes tu sulaužiai žodį savo, žinai, duotą. Ar ten buvo, atsimenu, PlayStation'as nebuvo galima žaisti, žinai. Nu, tarsi, jeigu buvo galima naudoti. Ir nu, daug tokių, žinai, dalykų yra, kur kitą kartą, nu, mes jau turėjome tos praktikos tokios, kad aš turiu laikytis vis tiek, jeigu tai buvo susitarta, kad bus nuobauda ir tai atsitiko, man reikia laikytis tos nuobaudos taisyklių. Nes čia yra momentas, kuomet tėvai patys nesilaiko savo duoto žodžio. Net to, kuris buvo apie, nu, tą nuobaudą vadinamą. Nes tai vaikai pasitaisė jau, tai gražiai atsiprašė, tai ten padarė tą ir tą. Neveikia. Man širdis pačiam gali plyšti, bet žinau, kad tų taisyklių negalima sugadinti. Tai mamos jos dažniau bus vis tiek, ar kaip ten bedėlios, jos bus tos, kurios bus nukalbėtos, ten įkalbėtos, gražiai užliuliuotos ir taip toliau. Tai aš nekalbu už visas, bet tiesiog, nu, matau, kad taip yra. Ir aš nekalbu net iš tos dalies, kad, va, tarkim, bernai pas mane neįkalbinėsim, nu, tipo, kad, nu, nepyk, čia, čia pasitaisiau, dar kažką panašaus. Ir ne, sutarėm iki tiek bauda, va, tiek ir pragyvenam dabar iki to. Ir su dukra lygiai taip pat. Ir čia, žinai, ten žinai, dukros, tai ten tėkčiau jau, žinai, ten. Būna tie nesmagumai, bet vis tiek, man atrodo, svarbu laikyti žodžio. Nes tada jie nematys, kad reikia žodžio laikytis. Aš labiau į šitą dalį, žinai, atitinkamai. Tai čia yra tas toksai atsakingumas už savo duotą žodį, net tada, kada tau yra nepatogu. Nes kai patogu laikyti žodžio yra gerai. Vat jo svarbiau yra laikytis tada, kai net ir nėra patogu. Tai vat, žodžio laikymasis. Aš žinok, šį čia pasiimu ir tokį kaip ir pamoką, bet ir tuo pačiu labai svarbią užduotį laikyti žodžio, nes labai tėvai nesilaiko žodžio. Aš esu šitą dalyką pastebėjęs. Sakė, kad, jeigu tai padarys, tai to nebus. Bet padarė vis tiek buvo. Tai kas iš to, jisai gali tada nesilaikyti. Nes tavo nuomonė irgi pasikeis. Ir viskas, ir mes tada turim tokį be komitmento savo žmogų. Ir ką? Tai ko jisai kaltas? Taigi tu pats nesilaikai žodžio. Jis visą laiką mokosi iš tavęs. Kad ir kaip bedėliosi, visą laiką mokosi iš tavęs. Kol jis su tavim daugiau. Prasme, ir iš tavęs mokosi. Kad ir tą mažą laiko tarpą, bet mokosi iš tavęs. Ir jeigu taip pasimt gilyn, visi šitie dalykai, jie vis tiek sueina vaikui. Ir jis tikrai yra sąmoningas. Jis labai puikiai supranta, kartais tai tėvų memai tokie ar dar kažkas tai panašaus, kad va čia, žinai, aš už elektrą moku ir taip toliau. Tai ką jūs galvojate, jie nežino. Taigi puikiai žino, ką ten įsikalinėt, kad tarsi čia tas ir tas, tai maistas, čia, žinai, tai ką, tipo dabar užpykai ir dabar už elektrą nesumokėsi. Tai tipo, ir pats gyvensi be elektrą. Kas čia per pasakymus, toks grasinimų tam tikrų, žinai. Čia yra natūralūs dalykai ir plus, tie vaikai atsirado ne šiaip tau, sėdėjai visas laimingas, tau, baudą vaikų padavė. Taigi pats planavai, ruošėsi šitiem dalykam. Ir viskas ir dabar turi nešti atitinkamai. Bet jie mato, jie supranta, jūsų išvažiavimai atostogos, būreliai vaikų, gimtadieniai, pati elektra, maistas namie ir taip toliau. Jie puikiai supranta, iš kur tai atsiranda. Nereikia jiem ten pointinti, žinai, kad va čia, matai, čia mama, čia tėvas, čia va tortą pirko, čia daug dirbo tam tortui. Ką tu čia dabar taip? Tai va čia šitie dalykai, aš juos kažkaip neimu, kad čia yra tavo pareiga. Ir čia nereikia juos iškelti į tą, kad va, jau jeigu ne aš, tai čia nieko neįvyktų. Taigi ir pats važiuoji dėl to, kad nori. Nenorėtum, nevažiuotum. Tai čia irgi dalykai. O tam, kad nori, turi pasistengti. Ir šiaip, žinai, vis tiek taigi laikina. Taigi 18 metų ir jie
išvarys. Tai palauk, paskui ten irgi nepaleidė taip, ar ne? Dar irgi reikia šiek tiek palaikyti, paremti. Ai, paskui jau, žinok, paskui tas paremimas, tu jau nori šitų dalykų daryti ir taip toliau. Ir čia, žinai, čia tokių visur tas kažkur tas balandžiukas, tu jo visą laiką ieškai. Visą laiką ieškai. Maniškai jie žino, kad jie turės, sakoma, pradėti savim pasirūpinti. Pradėti daryti tam tikrus dalykus, ieškoti būdų ir jie pratinasi, jie kalbasi, jie klausia, jie dėliojasi. Vienas, atsakė, nori verslą mano perimti. Okei, eisim šnekėti. Aš dar nenoriu perduoti, va čia kitas dalykas. Tai va taip. Bet tai smagu, kai yra norinčių. Žinai, Paulai, aš dar noriu pagražinti prie tų nuobaudų. Čia man, žinai, kur nesusieina arba kokia mintis kilo, kad nuobaudos dažniausiai yra duodamos spontaniškai. Tai yra, kai kas nors nenumatyto atsitinka. Ir sako, dabar padarei šitą, tai į tą gimtadienį neisi. Bet tai nebuvo sutarta prieš tai, ar ne? Nes, nežinojo, kad jisai kažko nepadarys arba padarys. Tai kiek yra teisinga duoti nuobaudas? Apskritai, kaip reiktų duoti nuobaudas? Nes vaikas negali sėdėti visą laiką kaip ant minų ir galvoti. Dabar, tai kaip čia mane nubaus, ar gimtadienį neleis, ar ekskursiją neišleis, o galbūt telefoną atims, ar ne? Tai ir tėvam labai sunku iš kitos pusės yra numatyti, kad, už ką čia dabar nubausim, ar ne? Ir ta nuobauda, jinai dažniausiai būna tokia išspjauta ir netapati. Jo, žinok, nenoriu čia vaidinti kažkokio šventojo. Kartais būna, kad tos emocijos paima viršų. Ir buvę tokių, žinai, įspjautų, kaip sakoma, nuobaudų. Paskui jos apdirbtos, apsitarėm, susidėliojom, tarsi mes susitikrinam, ar tikrai adekvatu, žinai, ir visą kitą. Bet esminis dalykas, kad tu jau tada šnekėsi ne su savim, ne su tuo vienu protingu žmogum, bet su vaikais apie visą tai. Ir tada kitas momentas yra, kad aš gal pateiksiu tokį iš darbinės praktikos. Iš darbinės veiklos, darbo, verslo ir taip toliau. Čia tas pats yra kaip atleisti iš darbo žmogų. Atleidimas tam žmogui neturėtų būti kažkoks surprizas. Surprizas turiu omenyje, negerai to žodžiu. Neturi būti nuostabo, kaip suprasti iš darbo. Turim būti susitarę, kas atsitiks ir jeigu bus taip, bus tas dalykas. Tai va, atleidimas neturi stebint žmogaus. Ir va čia yra apie aukštą tarpusavio susitarimo kokybę. Laikymasis, čia yra jos. Tai lygiai taip pat vaikui šitie dalykai irgi turi būti aiškus, sudėlioti. Jie turi žinot, kokia pasiekmė bus, jeigu bus kažkas. Kaip pavyzdys. Nežinau, esu ten girdėjęs, yra tie variantai, kad ir mes kažkada tai, dabar sakau, buvau girdėjęs dėl to, kad seniai tai darėm. Nebedarom šito dalyko. Limituoti telefoną. Vaiką. Nelimituojam. Kiek nori, tiek būkit. Kiek nori, tiek būkit. Svarbu, kad tai neturi trukdyti jums moksluose, treniruotai, namų ruošoj, bendrai paėmus būti gerai žmonėmis. Jeigu šitie dalykai pradės trukdyti ir būti gerai žmonėmis, turiu omeny, kad kitą kartą bus per daug, bus irzlus, tada rasis toks nefainas bendravimas. Jeigu nespėsit susitvarkyti, nesvarbu ten įsiurbliuoti kambarius, suplauti indus, nes reikėjo gaming, žinai. Jeigu dėl to nukentės sportas jų atžvilgių ir mokslai, tai tada bus sumažinta. Ir viskas. Ir nieko aš ten jiem neuždraudinėjau šitų dalykų. Jie žiūri, kiek nori, būna taip kitą kartą einu ir galvoju, jau gal per daug. Bet visi tie punktai yra įgyvendinti. Tai vadinasi, jisai pats renkasi šitus dalykus. Galiu aš ten kalbėti, kad, žinai, biški per daug. Tai susitarkim tada kitą dalyką, aš neturiu daugiau ką veikti. Kai aš dabar taip kuriu, žinai, vaikas gali sakyti, aš neturiu daugiau ką veikti. Ir nenoriu nieko kito daugiau ką veikti. Pamokos padarytos, iš treniruotės grįžęs, siurbliavau ką tik, viskas. Viskas, ramiai savo būnu, turiu savo, kaip sakoma, tą kampelį ir jame darau, ką noriu. Ok, good for you. Tai va, šitie dalykai, jie tikrai turi būti susitarti. Nes jeigu ten, žinai, pamačiau, kad per daug kompiuteryje ar ten telefone ir dėl to be nuotaikos grįžęs daviau baudą kažkokią, tai
Čia tikrai nesąmonė, čia negerai. Vaikui tai neturi stebinti šitas dalykas. Mhm. Aš pasidalinsiu, kad pas mane telefonai yra limituoti, aš esu kokius 3 ar 4 kartus bandžiusi paleisti. Nepavyksta šitos vietos sutvarkyti, nes būreliai viskas nueita laiku, bet mokslai nuvažiuoja. Kažkaip vis kažkur ten jiems pritrūksta to laiko. Nu, bet mes išsprendėm, jeigu jie nusilimituoja, jiems kažkaip tada ir pasitaiso tie mokslai, kas yra įdomiausia. Dabar atsiranda didesnė pažanga. Tai mano vaikams tas veikia, kad ir kaip taip atrodytų. Tik dar, Pavelai, žinai, vis dar prie tų tokių nemalonių situacijų, kada ir, kaip tu sakai, ir išspjauni tą nuobaudą, kuri išeina, nes ir man taip toks labai asmeninis klausimas, bet labai tėvams tą sunku, nors daug apie tai, ką šneka, bet atsiprašyti ir pasakyti, žinai, atsiprašau už tai, kad pasakiau ar padariau, yra tikrai sunku daugam. Ar pasidalintum, kaip tau sekasi šituo klausimu tvarkytis? Nu, tas įvardinimas, kad sunku, nežinau, kaip tiksliai dabar atsakyti. Taip, aš esu padaręs tą, ką reikėjo paskui atsiprašyti. Bet aš iš kitos pusės žinau, ką duoda tas atsiprašymas, ką jisai sukuria. Ir, aš nežinau, ar tai galima įvardinti, kad tai sunku. Tai yra dalis tavo tėvystės proceso padaryti klaidas, už jas nešti atsakomybę ir, atitinkamoje situacijoje atsiprašyti. Tai taip, faktas buvę, yra momentų, kad aš sėdom šnekėti ir aš atsiprašiau už tą, jie atsiprašė apie veiksmus kalbant, žinai. Vat už tą. Iš mano pusės, iš jų pusės mes tada sustikrinam, ką iš to išmokom, ką galim tada daryti kitaip. Bet tuos bazinius dalykus, juos prieš tai minėjau, visų pirma, tai yra, iš kokios intencijos pagrindinės viskas vyksta. Nieko kito aš tiek nemyliu, kiek savo vaikus ir jie puikiai šitą dalyką žino. Ir kitą kartą važiuojam, tylim, žinai, tu žinai, kad aš tai myliu. Žinau. Iš kur tu žinai? Bum, išvardina. Ok, davai, važiuojam toliau. Tai yra dalykai, kur ir čia nėra iš tos pusės, kad, žinai, tą paklausiu dėl to, kad susipykę vakar buvom. Ne, čia yra momentai labai dažnas turbūt iš tos situacijos yra tai, kai kažką, kabutėse, taip, žinai, prisidirbi, tada bandai parodyti, kad čia tikrai myli ir tada klausia, ar tu žinai, kad myli, ar ten, bet žinok, aš tave labai myliu, bet čia yra toks, žinai, atsiprašymo toks pasiekmė. Net tada, kada viskas gerai yra, šitus dalykus reikia paklausti arba pasakyti. Tai yra ir buvę momentų, ir su vyresniu, žinai, buvo momentas, kad mes tiesiog kažkaip mažiau bendravom. Ir aš pagaunu, kad mes mažiau bendraujam. Čia kažko neatsimenu, ar iš treniruotės, ar iš varžybų, aš jį vežuosi, žinai, pašnekėjau apie panašius tuos, žinai, visus dalykus, sakau, kaip čia. Ne, tai, kad, ką žinau, sako, tai aš savo reikaluose, tu savo reikaluose, viskas tvarkoja, sako, tai I'm good, viskas gerai. Ir ne tai, kad tu atsifutbolint, kaip liaudė sako, žinai, nuo to, kad ne, tu tikrai matai savo vaiką, kad jam tikrai viskas gerai yra. Ir tada toliau vyksta reikalai. Ir viskas, ir tada matosi, žinai, vaikus stebi, ar ten, žinai, nesvarbu, turbūt, aš nežinau, kaip auginti vieną vaiką. Pas mane ten, kai 3 klega, klykia, arba ten, žinai, jau šaukia kitą kartą. Tai man viskas okei, aš toleruoju garsą namuose, labiau negu tylą namuose turbūt, nes tada žinau, kad jie kažkokius tai savo reikalus tenai tvarkosi. Kartais būna reikia įskirti, taip, kartais būna, kad reikia vieną kitą pabart atitinkamai, bet jie žino, kodėl tai yra ir žino, kad aš atsiprašysiu, eisiu, kai reikės, aš eisiu pirmas, kai reikės, jie eis pirmi. Bet jie ne tame, kad dabar išpirkti kažką tai. Net žinodami, kad vis tiek atsiprašyti reikės, bet vis tiek bus bauda. Bet atsiprašyti vieni kitų mes turėsim. Tai čia iš tos dalies. Net jeigu ir bauda tinkama, vis tiek aš turiu atsiprašyti, kad galbūt pakėliau balsą, gal dar kažkas tai panašaus. Ten, žinai, nemušiau niekada, bet
Bet balsas tai pakeltas buvo. Bet tai ir aš nesu gavęs mušt, man atrodo, neatsimenu jau. Seniai buvo. Tai va. Mūsų laikas tai taip labai labai sparčiai juda ir aš taip pasižiūrėjau, wow, mes jau 45 minutės visas prasukom, bet dar vis tiek kažkaip ar paleidžiam dar Povilą, ar dar paklausiam jo keletą. Labai įdomu su juo kalbėtis. Iš tikrųjų, netgi ir įdomu pažinti Povilą kaip tėtį, nes mes kaip tėčio ir tų niuansų net niekada ir nepažinojom. Nu jo, kažkaip iš kitos perspektyvos visą laiką vyksta reikalai. Bet, matai, čia yra dalis to ir mes savo profesijoje atitinkamai. Aš žinai tokiu, man tas įvardinimas, kad kaip tėvus, tėčius, mamas, taigi mes ne patys patampam jais, ne patys susikuriam savo rolę kaip tėvo mamos. Vaikai mums šitą dalyką padeda susikurti. Be vaikų mes tais tėčiais nebūsim. Tai aš taip įvardindamas, kad net ir savo, Povilas Petrauskas, tai 3 vaikų tėtis. Mano tas identitetas, kuris pirmoji daly visą laiką kažkaip nueina. Tai aš šitų statusų aš labai didžiuojuosi. Ir mane kaip tėtį labai kuria vaikai. Ir be vaikų aš, koks bebūčiau tėtis, paskui aš nusivedu į kitus dalykus, į santykį su draugais, į verslą, į santykį su klientais. Vis tiek čia yra būtent apie tai, čia pagrindinis identitetas. Ir kad ar didžiuojuosi labiausiai vaikais atitinkamai, ar džiaugiuosi dėl to, kad aš juos turiu, čia yra viskas apie tą patį, žinai. Vaikai yra tai, kas man leidžia būti tuo, turėti tą identitetą, būti tėčiu, nes be jų, tu ne tėvas. Ir šitoje dalyje dėl to labai svarbus tas įsivardinimas savo, kad vaikai tau duotų feedbacką pastoviai. Lygiai taip pat kaip, žinai, darbe, tau klientai duoda feedbacką ir tu žinai, ar tu gerai suteiki paslaugą ar ne. Tavo darbuotojai tau duoda feedbacką ir tada tu žinai, ar tu esi geras vadovas ar ne. Šeimoje lygiai taip pat. Tau duoda feedbacką tavo antra pusė, kartais nemalonų, kartais smagesnį. Vaikai duoda, kartais nemalonų, kartais smagesnį, bet tai yra visur apie tą patį, kad tu gali gerinti situaciją, gali pakeisti situaciją. Tai čia visą laiką, žinok, šitas bus man kažkaip iš tos pusės, galbūt aš turiu kitą bėdą, pavadinkim taip, iš tos, kad aš nežinau, ar aš esu geras vaikas, atitinkamai, nes, kitą kartą tu, žinai, vaiko, ta, kuri šeima, žinai, mano šeima ta, kuri, pas mane yra taip, pavyzdžiui, man šeima yra mano šeima, žinai, aš jau tą šeimą su sese, su tėvais ją palikęs, kaip aš iš ten atėjęs, bet ta, tikroji mano šeima, atrodo, yra ta. Jie šeiminykščiai, žinai, yra, bet aš, ne kaip sūnus save identifikuoju. Visų pirma, aš sūnus, bet visų pirma, aš identifikuoju save kaip tėvas. Tai ta rolė, žinai, irgi susideda. Tai ten aš dar turėčiau kur padirbti atitinkamai, kad kaip sūnus, bet kaip tėvas, man labiau noras tą darbą, žinai, dirbti yra negu kaip sūnaus. Tai čia yra niuansai. Bet pradirbinėjau, tai, žinai, savo dienoraštį, terapijoje pas save, žodžiu, vyksta procesas. Geras momentas tas toksai, mes su Vaida buvom atsakingoj tėvystėje ir kaip tik kalbėjo apie tą vyresnių vaikų ir tėvų santykį, kada jau tas sūnus ar dukra yra suaugęs ir net ir pats pasakei, ten dar yra ką pradirbti, bet šitą darbą, kurį tėčio darbą dirbi, jis smagesnis ir kai tą smagesnį darbą jį visai kitaip lengviau einasi dirbti. Bet aš net pagalvoju apie grįžtamojo ryšio anketas, kurias mes duodam savo klientams. Kaip būtų įdomu, jeigu vaikams tokią paduoti, papildyti.
nesu bandęs, kad anketą duot, bet, nu, tam pokalbė, žinai, yra, bet jo, gal čia yra variantas, kad dar Hebra užpildykit anketą, žinai, kas savaitę arba kas mėnesį. Nu, čia įdomu, nedarėm dar tokio Ką dalyko. galėčiau daryti kitaip, ar ne? Ką Jo, galėčiau jo, daryti jo. geriau, ką Bet nustoti. Geras. pasitarsim su vaikais, gal net šiandien spėsiu pasišnekėti apie tai. Bet koks geras kampas iš tikrųjų, ką Jo. galėčiau daryti kitaip, vaikus išgirsti, vat, iš jų matymų. Mes galim įsivaizduoti, kaip mes galėtumėm būti geresni galbūt tėvai, bet vat, kaip sužinoti, čia labai gerai, Vaida, tu vat, Nu, palauk, papagavai tą. aš padarysiu tokį dalyką. Taip. Sveikučiai, palauk, ne taip. Ai, aš išjungęs tą garsą, kad man netrukdytų toj. Nu, sveiki, Pabai- gyvi. Klausykit, aš dabar Pabai- laidoje esu ir turiu klausimą tokį. O ką jeigu turėtume anketą, nu, tarkim, kas savaitę arba kas mėnesį, kad aš jums palieku anketą, jūs užpildot, atsakant į klausimą, nu, jūsų rekomendacijos, ką daryti, kad būčiau geresnis tėtis jums. Kaip jums į tai? Duokit, žinot. Nu, įkėliau. Apklausa iš karto Povilas jauti iš žagių. Pažiūrėsim, ką atsakys. Tai nežinau, ar spėsim dabar, kol čia mes šnekam, nes jie greičiausiai šiuo metu bus treniruoti, aš taip įtariu. O, pažiūrėsiu, ar nu, šiaip jie iškart, ne, žinok, net matau, kad jie dar, nu, prie to, kur neperklausė. Tai, nu, gal vėliau aš jums tada atsiųsiu, kaip sureagavo, bet čia toks irgi toks, nu, įdomus testas tam tikrą prasme, kad kaip čia dabar atrodytų. Ir žinai, man atrodo, kad rezultatą būtų galima gauti daug lengviau, nes vis tik nereikia žiūrėti į akis ir reikia atsakyti į klausimą. Čia man tokia daugiau refleksija, ne? Kai mes patys reflektuojam irgi pasiėmę, užsirašydami, Jo. taip vaikai pareflektuotų, ar ne, kas galbūt šią savaitę patiko, kas nepatiko, ar ne, ko jiem trūko. Jo. Šitas yra. Galbūt dar kažko tai. Ir, jo. Nu va, Mes kaip- bus čia įdomų dabar tada. Tikrai taip. Prisišnekėjau, kaip sakoma, dabar žiūrėsim, kas gaus. Tai Povilai, tu mums atsiųsi, o mes tada irgi pasidalinsim su savo žiūrovais, ar ne? Drąsiai, gerai. Yes. Man pačiam dabar įdomu, kaip sureaguos. Mes iš tikrųjų, Vaida yra užkūrusi labai gerą pas mus mūsų grupėje, tai tik mūsų tėvų grupėje, dabar mėnesio laiko iššūkis dėkingumo praktika, už ką aš esu dėkingas savo vaikui. Ir aš rašau. Turiu 2 vaikus, už 2 rašau, turiu 1 už 1, bet visumoje ir buvo susitarimas, Vaidai, man atrodo, kad negalima kartoti. Kiekvieną dieną turi vis už kažką kitą padėkoti. Super, čia labai geras pratimas. Vat įdomu, kaip mums seksis, kaip tik pasiklausinėsim kitą savaitę tėvų, bet jisai atrodo irgi vat paprastas. O kai tu grįžai, vat kaip tu nupiešiai tą visą, nusikalęs, tu pavargai, tave užkniso darbe. Nesimato. Nesimato? Ne, nemato. Nu, vienas jau atrašė. Oi, Kad ir taip puikus tėtis esi, bet nežinau, sunku sugalvot būtų dabar. Nu tai, nu, žodžiu, turi užduotį dabar jau, galvot, kas čia kaip bus. Nežinau, nu matysim. Čia dabar tik vienas atliepia. Žiūrėsim, kas čia gausis. Pasidalinsiu paskui. Gerai, tai ar mes dar kažką apsvarstom, nes aš tokį dar irgi turiu klausimėlį, tik nežinau, kiek ilgai užtruksim. Ar dar einam, ar jau baigiam, kaip galvojat? tai gal tą paskutinį klausimėlį. Nu, Žinot, kilo man tokia mintis, ar ne, kad vaikai auga ir tam tikros tradicijos jos išnyksta ir atsiranda kitos, ar ne, sakykime, pasakų skaitimas ir tada galbūt tėvai džiaugiasi, kad žiūrėk, man jau nebereikia skaityti pasakų, ar ne, bet atsiranda kiti dalykai, tokie kaip, na, pavyzdžiui, prie stalo neateina, neatsisėda, ar ne, arba nesugrįžta namo pietums ar vakarieniai. Ir tie tokie, nu, galbūt ir skaudesni dalykai. Tai kaip, nu, kas kiek laiko galbūt persižiūrėti reiktų, arba kaip paleisti ir kaip priimti tuos naujus dalykus, kurie atsiranda. aš nežinau,
nežinau, ar čia būtų tinkama įvardinti laiką, kada tie dalykai baigėsi. Nes man atrodo, kad jie nesibaigia. Jie tik tai, jie pakeičia Keičia. formą tam tikrą prasme. Pasakos, aš turėjau tokį kažkada įvardinimą, kad tam tikrą prasme kokius, atitinkamai tam tikrą kiekį metų aš gyvenau vonioj. Šaržuojant taip įvardinant, bet vonioj, kol vaikai buvo maži, juos reikėdavo maudyti. Ir dažniausiai aš su jais būdavau ten vonioj vakare, kuičiuosi. Vieną nupraust, kitą nupraust, tada kitas mažiukas, žodžiu, keiti pas mus jie tokie, vienas per 2 metus, paskui per 4 metus ten skirtumas yra. Tai tas, buvimas vonioj ir vykdavo tokiu, tam tikrą prasme, ir pasikalbėjimai, ir tos pasakos, ir taip toliau, nes ir ten jos būdavo skaitomos. Bet dabar, kaip pavyzdys, mes su dukra šį savaitgalį mes žaidėm, jie 8 metai. Tai aš nežinau, čia jinai didelė, maža, bet, tiesiog. Mes žaidėm princesės. Princesę žaidėm. Taip, jinai mane išdažė, mes apsirengėm, ten tokia apsijuosiau, kaip čia užvadint, tokia, nežinau, suknelę, suknelę iš užtiesalo lovos. Ir mes ten ėjom ieškoti tam tikrų daiktų sudėtų, kaip princesės, mes žaidėm princesės. Žiūrėk, tai tam tikra prasme tai yra pasaka. Tai yra tam tikra pasaka, kuri buvo vienokia migdant, kitokia prausiant, trečiokia. Dabar namie neturim ką veikti, ką veikiam. Aną dieną žaidėm šachmatais, dabar princesėm žaidėm. Hopa! Ten kitą dieną eisim į pasimatymą, tą tikrą pasimatymą, nes dukra turi tokį, aš galbūt sakyčiau, mes turim tam tikrus ritualus ir mums svarbu juos visą laiką kurtis. Ir tai tam tikra prasme ir yra pasakos ėjimas kartu su tavim. Tik forma pasikeičia. Pasimt dukrą ir tada tu su jai eini į pasimatymą, lyg tai yra pasakos motyvais, tas pasimatymas, nesvarbu, kavinė, ten filmą pažiūrėti ar dar kažką panašaus, su paaugliais, šiaip susitart, kartu irgi nueiti į tą patį kiną, į kavinę nueiti. Kas tai bebūtų, pasivaikščiot aplink rajoną, prasėjai tam tikrus dalykus. Čia yra tie dalykai, kurie, man atrodo, jie keičia pasakos formą. Formatas pasikeičia tik tai. Ir juos visą laiką mes turim, ir juos arba naudojam, arba ne. Tai aš esu tikras, kad mes visi juos turim. Klausimas, ar tik tai naudojam. Tai su dukra aš turiu pasakos motyvą eiti į pasimatymą, arba kartais, namie jinai užsimano, einam dabintis. Einam dabintis, ir turiu kažkur nuotraukų, čia kažkada buvau postinės. Išdažytas visas. Buvę. Su bernais, einam į kavinę. Irgi tam tikri dalykai pasišnekėti apie tas tokias, paslaptim nepasakyčiau, bet tam tikras paslaptis, pasišnekėti. Pasitarti ir taip toliau. Ir aš tikiu, kad tie dalykai dar ir toliau bus daromi, veiks kažkaip tai. Čia tos ryšį kuriančios tradicijos, ar ne, kur dažnai aš girdžiu iš tėvų, kad sako, anksčiau tai mes darydavom tą, dabar tai jisai nieko nebenori. Anksčiau tai būdavo taip, o dabar jinai jau ten nebenori. Tai kaip atrasti tą naują tradiciją, tą naują ryšio kuriantį periodišką galbūt, ar ne, išėjimą padaryti. Matai, bet tokių, aš kai kitą kartą, būna kartais ir šnekam, ar ten su draugų rate, ar ten su šiaip, ten klientų kažkoks būna. Jeigu vaikai girdėtų, ką iš tikrųjų nuoširdžiai tėvai kalbasi tarpusavyje, jeigu jie tik tai girdėtų tą nuoširdų tėvų įvardinimą, jie tavo problemas taip išspręstų. Bet to nuoširdaus pasakymo, kadangi yra tik tai tarp draugų, bet ne vaikam girdint, dėl to ir galvoju vienas, kaip čia spręsti. O vienas šito dalyko negali išspręsti iš principo. Neina išspręsti. Ta turi būti ir ta kita pusė, nes jie yra pilnai sąmoningi, kad tau padėtų šitą problemą spręsti. Tai tą nuoširdumą, kaip tu jautiesi, kaip buvo, galbūt net ieškojimą, kur tos klaidos buvo padarytos, ją vis tiek reikia daryti vaikui girdint. Šitą pasakojimą, jį reikia daryti vaikui girdint.
Jeigu jis negirdi, jis nežino, kaip tau padėti. Mhm. Ir tuo pačiu tu irgi mokai, kad jokios pagalbos čia nėra ko prašyti. Tvarkykis pats, tvarkykis vienas. Būk susiraukęs vienas su savimi. Kam to reikia? Nemanau, kad tai gerai. Aš manau, kad toks visai lyrinis, bet labai geras į pabaigą nuėjimo momentas, kur nieko nėra prarast. Viską gali daryti, tik tai svarbiausia yra kalbėti ir, išdrįsti kalbėti. Turbūt yra sunkiausia nekalbėti, o išdrįsti. Jeigu tu ilgą laiką tylėjai, to nedarei ir nuo kažko pradėti. Bet čia turbūt, patarimo tokio vieno nėra. Kiekvienoje šeimoje kiekvienas turi savo skirtingą tą klausimą, nuo kurio gali pradėti. Tikrai taip. Tikrai taip. Tai turbūt padėkojom Povilui už ypatingą mums skirtą valandą, nes mums jį labai brangi. Aš matau, kad jau kai kas širdutes deda ant mūsų video, klausimų komentaruose nėra, bet vadinasi, patiko mūsų pokalbis, girdėjo. Dabar tik tais linkim kažką pasiimti. Aš turbūt iš šito mūsų pokalbio dar išsinešiu dar vieną pokalbį apie tai, kaip vaikai matytų, kas manyje galėtų būti geresnė kaip mama. Ne taip, kaip aš ją save sukūriau ir kuriu, bet forma, kaip tą sužinoti, man būtų labai įdomu. Ir tas laikas dienoje, kad mano visiškai šviežias naujas atradimas praeitos savaitės, aš 15 minučių ateinu pas vaikus pagulėti ant lovos. Jie ten kažką kuičiasi, kažkur nueina praustis ir aš ateinu pagulėti. Pirmus 3 vakarus jie ateidavo pasižiūrėti, ką aš veikiu, o aš nieko, aš skrolinu. Aš tikrai nieko neveikiu, aš skrolinu, bet jų nėra kambarį. Ir paskui kažkurį tai vakarą sūnus atėjo, sako, aš jau turiu eiti, nes jis jau atėjo nusiprausęs. Ne, sako, mama, man taip gera, kad tu čia guli. Vau, galvoju, geras, o aš nieko nedariau, tiesiog nieko nedariau. Tai tu šiandieną priminėjai apie tai, kaip kartais tu tiesiog turi ateiti ir patylėti, pabūti kažkokiom mintim, nebūtina net ir nuo kalbų galbūt pradėti, nuo tos tokios tylos, kuri kartais yra nejauki, bet jinai pasirodo kažką tai duoda. Tai labai labai tau ačiū už tuos priminimus, tam tikrų taškų sudėjimus ir kviečiam mūsų rato tėvų pasižymėti tos keypointus savo. Ačiū Jums už kvietimą. Ačiū Ieva. Visiems irgi. Tai iki pasimatymo. Ačiū. Kitą kartą. Iki.